Ar galima teikti, kad šiandien rungtynės realiai buvo iki pirmo įvarčio? Taip, jūs minėjot, kad pas mane yra įrašyta kalba jau, kad bombardavom, tai šiandien bombardavom. Bet šiandien progų, sakykime, iki to pirmo įvarčio aš bent suskaičiavau vieną, tokia jau rimtesnę. Ja, turėjom galbūt vieną. Turbūt taip, setas gerai atstovėjo gynyboje, jie buvo labai susispaudę. Padėjo turbūt aikštę, nes šlapia buvo. Pas mus trūko 3 ar 4 traumuotų žaidėjų, todėl setas, manau, gerai pradžioj žaidė ir toksai jautėm, kad kai pirmą įmušim, tai jau bus lengviau. Ir tada jau prasidėjo. Setas yra minėjęs, kad daugiau 5 nepraleis. Kaip čia sužlugdėt jų svajonę? Aš minėjau jiems po varžybų, kad nereikėjo to sakyti. Mes neplanavom iš tikrųjų. Tai, setas mes pažįstam, šiemet pradėjom pirmą kartą su jais žaisti. Ne pirmas varžybas žaidėm, nes mūsų draugiškam turnyre dalyvavom. Tai tikrai neturėjom tikslo juos kažkaip tai padaugiau sumušti, bet taip išėjo, žaidėm savo malonumui. Tikėkimės, kad... Jautėt malonumą tokiu oru? Manau, kad taip, nes oras, futbolo oras, lyja trupučiuką, labai gerai pažaidėm. Viskas gerai, ne? Tai, viskas gerai. Ruošiamės, kaip sakė VVG, kai pas juos prasideda vasaros lyga po varžybų su Dineriu, tai mums prasidės jaučiu vasaros lyga po varžybų su Setu. Šį kartą iš šono atrodė, kad pagaliau Karlsbergas žaidžia tą tokį tikrą futbolą. Jautėtės taip aikštėje ar ne? Šiaip jau jaučiamės antras varžybos iš eilės. Su silpnom komandom nesisekė žaisti. Tai su vidutinėm arba galima sakyti su stipresnėm tikrai psichologiškai puikiai susitvarkėm. Aišku, galėčiau šitų varžybų vienas žaidėjas neatlaikė to psichologinės spaudimo. Nepateisinat to? Ne, visiškai neteisinu, nes jų žaidėjas išvarytas iš aikštės, dar buvo likusios 2 minutės berods ir per tą laiką, kada mes galėjom dar kažką naudingo nuveikti, ir būt daugumoj, vyko santykių aiškinimuose, tai visiškai nepateisinu. Ar jautėtės geresnė ar lygios teisingas rezultatas? Aš galvoju, kad žaidybo prasme mes bent jau momentų daugiau sukūrėm. Jie viską, ką sukūrė, tą išnaudojo, galima sakyti. Pradžioj buvo gal porą epizodų. Šiokių tokių, bet aš sakyčiau, kad bent jau vieną įvarčios persvarą turėjo mes. Siena ir toliau demonstruoja tą unikalų sugebėjimą su stipresnėmis komandomis žaisti geriau negu su silpnesnėmis. Čia yra tas toks momentas ar ne? Sunku pasakyti, man tai atrodo, kad tiesą pasakius mums nėra labai, kaip sakyti, didelio skirtumo. Tiesiog šiandien kažkaip tai buvo taip, kad mes nesusirinkom ir nusprendėm žaisti nuo gynybos, gana drausmingai gintis, kas iš tikrųjų mums labai padėjo. Sakėm, kad vis tiek ne prieš Barceloną žaidžiam, tai turėsim savų progų. Tai kažkaip tai pagavom juos porą atakų ir paskui drausmingai gynėmės visada. Tai sakyčiau, kad nėra kažkokio labai tokio dėsningumo. Bet šiandien kalbant apie rungtynes, kada nusprendėt, kad jau dar daugiau dėmesio skirti gynybai, nes iš pradžių vis tiek nebuvogi tas autobuso statymas. Ne, autobuso iš pat pradžių mes sakėm, žaidžiam kaip duos, bet paskui natūraliai kažkaip gavosi kuo toliau, tuo labiau pradėjom saugoti tą rezultatą ir man atrodo antro kėlinio vidury kažkur jau tai prasidėjo tas, kad reikia išsaugoti rezultatą, plus dar buvo, dar turėjom tokį, to įvarčio nebuvo, bet vis tikėjomės, kad teisėjas įskaitys, bet po to, kai buvo jau 2-1 ir liko, nežinau, 20 minučių iki kėlinio pabaigos jau pradėjom statyti tokį autobusą ir gintis drausmingai ir laukti kontratakų. Ar neišmušė tas epizodas, kai iš pradžių 3-1, po to vėl 2-1? Ne, nepasakyčiau, kad kažkaip išmušė, nežinau, bent jau mane, bet kaip ir komandos draugų, neįmušė, žaidžiam toliau, tai susikaupiam ir žaidžiam toliau. Daugiau teigiamų ar daugiau neigiamų emocijų? Galas tai turbūt buvo sprogstantis, man atrodo, ne? Lygioj vietoje, pasakyčiau, ar ne? Ne? Sakyčiau, visos rungtynės buvo tokia kova. Daug stumdymusi, daug kortelių. Tas viskas fontanų sprogo fejerverkais. Tai, sakyčiau, kas dėjosi visą aikštelę, visą rungtynės, Galas buvo vainikavo. Šiaip patenkinti jūs savo komandos žaidimu ar ne, jeigu atmestumėm tą pabaigą? Nebent tą, kad charakterį parodėm, kad visas pralošdami atlyginom, o šiaip tai daug ten to nervų. Džiaugsmo labai nėra, bet kai tu ten virš 40, apie 40 ir 35, tai čia daug kad labai nepagerinsi.
O prieš rungtynes buvo nemažai kalbų apie Karlsbergo vartininką ir po to, kai 2 kartus sėkmingai sužaidė tokiuose neblogose situacijose, nebuvo minčių apie tai, kad karma is a bitch. Tai čia pasilinksminimų, čia mes ir pasiskandavom vienas kitą tenais ir pasipizdavojom. Kaip ir draugiškos komandos, tik tai, kad tos komandos pasikeitusios labai stipriai, tai tie vyrai mūsų draugiškumo, kurie naujokai yra, nežino, kad mes draugiški, nu, tai biškai ir susikabinom. Nes kiti hebra lošia daug, kas yra pasikeitę nuo tų metų, kai buvom broliškos komandos. Nu, bet aš sakyčiau, tam ir futbolas čia turi būti emocijų. O šiandien tokia skirtinga istorija, kai ŽV žaidė blogiau negu galutinis rezultatas. Sutinkat su tuo ar ne? Ne. Ne, o ko blogai, rezultatas nežinau. Ne, aš turiu omeny, kad rezultatas yra geras, bet žaidėt blogiau negu pasiekėt rezultatą. Aš nesutiksiu. Mes visai normaliai, manau, žaidėm. Kaip ir dažniausiai lošiam. Kaip dažniausiai taip ir lošiam, tiesiog Čia gėjus, nekreipkite dėmesį. šiandien mes buvom geresni. Šiaip labai stipriai atsiliepė tas pirmas įvartis toks greitas. Nežinau, be abejo, gerai nuotaikai atsiliepia, bet, na, čia toks, jeigu per daug užsisvajosi, tai be abejo gausi atgal dar vieną. Nu, Bet šiandien buvo galimybė užsisvajoti. Buvo su svajonė tikrai, jie turėjo neblogų variantų, su atmetimais labai gražiai žaidė, prasmugiuoti turėjo begalę kartų, bet, nu, galbūt koja pakišo tas slidumas, aš nežinau. Tai tiesiog nepataikė daug kartų į vartus, bet turėjo gerų. Tai pagaliau ŽV laimingi, pirma pergalė beje, ne? Pirma pergalė, jo. Ilgai aišku, teko laukti. Ne, Jo, aišku, laimingi, bet... laimėjo. bet Nekreipkite dėmesio, bet mes gėjus. laimingi ir šitą buvom ir